pakomentuokit visą, kas buvo. Kas buvo? Nežinau. Žinočiau, kas buvo, kaip pakeis, būčiau pakeitus varžybų eigoj. Nežinau, nei kaip pasakyti, nei ką aš manau. Nežinau, mes tarp šventinių periodų ir po švenčių dirbom nemažai gynyboje ir akcentavom daugiau gynybą, bet nežinau, net aš nemanau, kad tai turėtų turėti įtakos tam esmė, nes pats pirmas kėlinys, nei gynyba buvo labai agresyvi, nei puolimas buvo agresyvus. Tokia pasyvumas, nežinau, pasyvumas iš kur, pasyvumas, kad mėnesį laiko nebuvo Eurolygos rungtynių, sakykime, neužtikrintumas, abejonės, iš kitos pusės jam nieko abejo. Jos eina, dauguma, kai kas eina, sakykime, pirmus metus Eurolygų, ta abejonių neturi būti. Abejonės gali būti po metų kažkokių. Išėjau, padarau savo, ką aš moku ir sėdžiu ant suoliuko. Ką te pasakyti, nežinau, aš įsivaizdavau, kad aš turėsiu daug mažų, dabar kaip aš turiu 7 mažas, aš įsivaizdavau, kad aš jas galėsiu rotuoti ir pas mane bus tempas didelis. Jos dirbs gynyboje 100%, sakykime, atiduos viską, nesisaugodamos, žinodamos, kad yra už nugaros, joms tada duos pailsėti ir maksimaliai žais puolime. O aš turiu priešingai. Aš turiu daug frustruotų žmonių. Ir viskas. Nes, nežinau, jeigu viena išeina į startą, kita išeina nuo suoliuko, nežinau, jeigu tada į startą nuėjo ant suoliuko, jau išeina vėl kitokia. Jas, nežinau, aš turiu frustruotų žmonių daug. O aš nesuprantu, kodėl jos frustruotų. Tu išėjai, turi 2-3 minutės, nesvarbu, kiek turi, atidavai maksimumą ir viskas. Ar tu sėdėsi, ar tu žaisi po to ir, sakykime, komanda laimės, sakykime, mes džiaugsimės visi. Čia yra komandinis žaidimas. Ir mes neturim nei vienos žaidėjos, kuri galėtų laimėti rungtynes. Mes neturim nei vienos žaidėjos, kuri, dabar galbūt, jeigu Marina, sakykime, kažkada atsigaus, bet irgi tai vieninteliai bus, sakykime, rungtynės, kas galėtų mums mes 30 taškų. Kad ir virš 20. Mes neturim tokių žaidėjų, todėl mes turim keistis ir visą laiką, kiek turim turėdami laiko, turim išnaudoti tą laiką maksimaliai. O mes išnaudojam, aš kiek įsivaizduoju, nežinau, jos išnaudoja savo potencialą 60%, 70% maksimum. Iš kitos pusės, nežinau, aš jau prašau dažnai žaisti tą protingą krepšinį, sakykime, ir ko aš jau prašau, to jis mums galas įvis be ryšio. Aš galbūt, nežinau, reikėtų daugiau leisti jom pačiom priimti tos sprendimus ir nesvarbu, koks pirmas į galvą šauna tą daryti, nes jos turėdamos kamuolį toks įsivaizduoja, jis begalvodamos tą sprendimą priima per lėtai ir tas situacijos būna pasikeiti. Nėra, kaip aš sakau, to feelingo, aš nežinau, to žaidimo jautimo, nežinau. Ir kas mane neramina, jų akis nedega. O man šitas labai neramina. Nes jeigu tu žaidi Eurolygą, tavo akis nedega, yra labai sudėtinga. Tuo labiau, kad mes atidirbam tikrai sunku darbą. O tu ateini į varžybas kaip į šventę, o tavo akis nedega. Tau yra šventė, tavo akis nežiūri. Tai yra ir treneriui yra sunku. Aš manau, kad jam pačiam yra sunku. Kraujo žaidėjim neperpilsit ir charakterį neišugdysite, jeigu jos pačios savęs neįveiks. Iš kitos pusės, sako trenerio, darbas toksai, jis turi dirbti taip, kad žaidėjai atskleistų save ir parodyti tai, ką moka geriausiai. Kol kas man tai nepavyksta. Nežinau, kodėl toks vaizdas. Tu pirmie mėnesį buvo vienokie, jie paskui eina žemyn. Tas pradėjo, aišku, kitos komandos pradėjo prieš mažai daug stipriau. Aišku, bet tai yra stimulas. Aš nežinau, kaip. Tai yra stimulas, tai yra, aš nežinau, man tokias rungtynės, nežinau, tada kvepia jos, jų laukia tiesiog. Vis sunkiai dirbi ir jų laukia tų sunkių rungtynių. Kad tu gali parodyti visą save, maksimaliai, visiškai. Lenkės norėjo šiandien išeiti. Lenkės norėjo tada, kada mes jom leidom. Jeigu mes būtume neleidę nuo pirmos minutės, tai visai kita istorija. Bet dėja, mes jom leidom ateiti visą tai ir pasimti. Mes jom leidom. Jurgita, 2,5 kėlinio nebuvo mesta baudų. Ar galime sakyti, agresyvumo čia trūko? Tai buvo akcentuota jom ir tai buvo akcentuota prieš pat rungtynes, kad reikia agresijos. Mes turim tam tikri žmonės, kurie yra veržikai, mes turim kitus žmonės, kurie yra metikai.
Mes reikalavom iš tų, kurie veržiasi, kad veržtųsi, eitų išsimesti baudas arba ieškotų savo metyklų, kam atmetinė. Vėl ta agresija. Žinom, kad jų gynyba yra, sakykime, agresyvi, didelis žmogus iššoksta ir tai yra palanki gynyba mesti baudas. Jeigu tu šią išnaudoji agresyviai ir protingai. Bet taip yra, kaip yra. Mes jos neišnaudojame. Atrodo, kad Jurgita nori išbėgti į aikštelę. Jei galėčiau. Duotų man jau kūnus, aš nežinau. Bet dėja, manau, pasibaigė. Man labai gaila dėl jų pačių, nes iš mano patirties, sakykime, atrodo, kad karjera ilga. Man labai gaila pasibaigė. Ir kiekvienas toks sakykime, tokios rungtynės, ir jos jau tęsiasi, kelintos rungtynės mūsų Eurolygoje ir, sakykime, treniruočių procese. Jeigu jos pačios tavęs nestums, jos tavęs nevers, aš galiu stovėti su kuolu. Ir aš galiu stovėti, rėkti savaitę, dvi, jos paprasčiausiai tapsiu ragana ir tas mano rėkimas visiškai nefunkcionuos. Jos turi pačios save, jos turi pačios norėti. Aš nepriversiu tikrai, nežinau. Jeigu yra kas treneris nori priversti, aš užleisiu mielai savo vietą. Šiandien Jurgita trečias kėlinys vėl to toks, pelnyti 4 taškai su Turkijom 4, ar galima sakyti, tas trečias toks, tampa kaip duobė tam žaidime? Žinot, nežinau. Tai, taip, galima sakyti, taip, ant tos rungtynės žiūrės mes taip, nepelnom ir atrodo turėtume išeiti visai kitokias, o išeinam atvirkščiai. Čia yra viskas psichologijoje, čia yra viskas galvoje, čia yra galvoje. Nežinau, net, nes, kaip sakyt, kol pirmas rungtynės neakcentavom, kad tai yra svarbu, kad tai yra, kad jos turi žaisti taip, kaip moka žaisti, tai buvo viskas tvarkoje, dabar kaip pradėjom akcentuoti, kad tai yra svarbu, kad kiekvienos rungtynės yra labai svarbios. Ir jos pasidaro, aš nežinau, kaip aš jom prieš rungtynes sakiau, jūs ta įtampa turi būti ne ta, kuri jūs frustruoja. Ta įtampa turi būti ta, kuri užaugina sparnus. Tokia turi būti prieš tas rungtynės. Mes žaidžiam namuose. Tuo labiau, kad mūsų rungtynės yra, sakykime, komandos yra 3 metų Eurolygoje. Nereikia savęs frustruoti. Nereikia. Niekas ant jų nerėks, jeigu jos priims gerą sprendimą, nepataikys, arba, sakykime, padarys klaidą, jeigu imsis kažkoks iniciatyvos. Taip yra. Ir man trūksta kartais tos, sakykime, jeigu nepavyksta, jeigu, sakykime, nesiseka, kad susiburti, pasišnekėti, o dabar pradedam viena kitos pykti ir ieškoti kaltų. Kaltų nėra, mes visi kalti. Tikrai kaltų atskirai nėra nei vieno, nei, sakykime, žaidėja, arba, sakykime, tam tikra žaidėja, arba vien tai vienas treneris. Mes visi kaltės. Taip, frustruota. Tikrai frustruota ir prisipažinti nežinau, ką daryti. Emocijos manęs pagalvos. Ačiū labai. Okay.